Dievas gyvas, Jėzus yra prisikėlęs, jis nemiręs, jis ne kape, jo dvasia veikia šiandieną ir jo dvasios mes prisipildysim ir jo dvasia šlovinsim jį ir savo lūpas atversim jį šlovinti. Ir pakilkime ir išpažinkime jo vardą. Gyvas jis yra šepirtas, nuridintas akmuo. Gyvas jis yra šepirtas, kape jo nebėra. Gyvas jis yra šepirtas, paskelbė angelai. Pasidžiaugia pasaulis, gyvas jis. Gyvas jis yra šepirtas, nuridintas akmuo. Gyvas jis yra šepirtas, kape jo nebėra. Gyvas jis yra šepirtas, paskelbė angelai. Pasidžiaugia bažnyčia, gyvas jis. Gyvas jis yra šepirtas, nuridintas akmuo. Gyvas jis yra šepirtas, kape jo nebėra. Gyvas jis yra šepirtas, paskelbė angelai. Pasidžiaugia bažnyčia, gyvas jis. Visi kartu dar kartą. Gyvas jis yra šepirtas, nuridintas akmuo. Gyvas jis yra šepirtas, kape jo nebėra. Gyvas jis yra šepirtas, paskelbė angelai. Pasidžiaugia pasaulis, gyvas jis. Pasidžiaugia Kėdainiai, gyvas jis. Pasidžiaugia bažnyčia, gyvas jis. Viešpatį garbinsim, galingą vardą aukštinsim. Čia mes šlovinsim Jėzų, karalių viešpatį. Viešpatį garbinsim, galingą vardą aukštinsim. Čia mes šlovinsim Jėzų, karalių viešpatį. Jis suteikė mums laisvę, jis dovanoja džiaugsmą. Jis teikia mums gyvybę, dėl to verta mums gyvent. Jis suteikia mums laisvę, jis dovanoja džiaugsmą. Jis teikia mums gyvybę, dėl to verta mums gyvent. Viešpatį garbinsim, galingą vardą aukštinsim. Čia mes šlovinsim Jėzų, karalių viešpatį. Viešpatį garbinsim, galingą vardą aukštinsim. Čia mes šlovinsim Jėzų, karalių viešpatį. Jis suteikė mums laisvę, jis dovanoja džiaugsmą. Jis teikia mums gyvybę, dėl to verta mums gyvent. Jis suteikė mums laisvę, jis dovanoja džiaugsmą. Jis teikia mums gyvybę, dėl to verta mums gyvent. Viešpatį garbinsim, galingą vardą aukštinsim.
viešpats tu esi, esantis čia tarp mūsų tu. Mes šlovinam tave giesmėj, mes šlovinam tave giesmėj, mes šlovinam tave giesmėj, mes šlovinam tave giesmėj. O būk čia Jėzau, tu savo šlovėj. Jėzau, tu karalius, mūsų viešpats tu esi, esantis čia tarp mūsų tu. Mes šlovinam tave giesmėj, mes šlovinam tave giesmėj, mes šlovinam tave giesmėj, mes šlovinam tave giesmėj. O būk čia Jėzau, tu savo šlovėj. Mes šlovinam tave giesmėj, mes šlovinam tave giesmėj, mes šlovinam tave giesmėj. O būk čia Jėzau, tu savo šlovėj. Jėzau, tu karalius, mūsų viešpats tu esi, esantis čia tarp mūsų tu. Mes šlovinam tave giesmėj, mes šlovinam tave giesmėj, mes šlovinam tave giesmėj, mes šlovinam tave giesmėj. O būk čia Jėzau, tu savo šlovėj. O būk čia Jėzau, tu savo šlovėj. O būk čia Jėzau, tu savo šlovėj. Kaip elniai keičia vandens šaltinių, taip siela mano trokšta tavęs. Tu vienintelis man, širdies troškimas aukštinu tave. Kaip elniai keičia
viešpaties mano dvasia. Tu vienintelis man, širdies troškimas aukštinu tave. Ir aš aukštinu tave. Šloviname tave, viešpatie. Mes aukštiname tave. Tu esi vertas visos šlovės. Tu esi vertas visos garbės. Mes lenkimės prieš tave. Viešpatie, mokink mus. Norime būti arčiau tavęs, norime sekti tavimi iki galo. Dėkojame tau už gyvenimą, kurį tu mums suteiki, už žodį, kurį mums palikai, už dvasią, kurią tu teiki. Pripildyk savo dvasios mus kiekvieną, viešpatie, kad mes iš mūsų vidaus tekėtų gyvojo vandens upės, pagirdančias daugelį. Tau tai būna šlovė, Tėve, Jėzaus vardu. Amen.
Tokį klausimą noriu užduoti. Kaip manot, ar daugelis žmonių susimasto apie gyvenimo prasmę ir tikslą, dėl ko gyvena? Labai mažai. Ir dažniausiai per laidotuves. O kodėl taip sprendžiam? Kad jų labai laisvai gyvena. Aš irgi tos pačios nuomonės. Man atrodo, pastebėjus žmonės, atrodo, valgo, geria, dirba, pramogauja, dar kažką daro. O per daug kažkaip neteina susimastyti, o kas bus mano finiše. Nes vis tiek kiekvienas finišą pasiekia. Nei vieno turbūt neatsiranda nepasiekusio finišo. Šiaip įvertinimas įvyksta, kada bėgikas kerta tą liniją finišo. Kartais būna bėga lėtai bėgikai, paskui pagreitėja ir laimi. Kartais būna tie bėga labai greitai, bet ant galo pavargsta ir nedabėga iki finišo. Bet vis tiek, finišo linijai būna nusprendžiama. Tas nedabėgo, tas atbėgo 10, o tas atbėgo 1. Visa tai priklauso nuo to, kas laimės, kaip siekia tikslo, ar žinojo tikslą ir kaip jo siekia. Yra tokių žmonių, kurie ateina sportininkų bėgti bėgimo, kaip dabar olimpinės žaidynės vyksta. Bėga, visi laksta, plaukia, žaidžia, ko tik nedaro. Būna tokių, kurie užima paskutintą vietą, bet būna ir 1 vietą užimančių. Dažnai būna paskutintą vietą užėmęs ne tiek daug pastangų įdėjo tikslui pasiekti, bet ne tik aikštelėje, ne tik stadione. Stadione tai būna galutinis bėgimas jau, įvertinimo valanda. Bet iki stadiono būna metai sunkaus darbo ir atsidavimo, kad pasiekti tikslą ir tiksle gauti apdovanojimą. Žiūrėkit, paskaitysiu laiške 1 Petro laiškas, 1 skyrius. Nuo 17 eilutės, 17-18 eilutė. Čia Petras rašo. Ir jei kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisia pagal kiekvieno darbą. Tai reiškia įvertina. Čia tas teisėjas, kuris finišo tiesioji įvertinimą duoda. Tai yra tėvas, Dievas. Su baime elkitės savo viešnagės metu, žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo, nenykstančiais turtais sidabro ar auksu, bet brangiausiųjų kraujų Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Čia Petras rašo, tai kad jeigu šaukiamės Dievo, jeigu jau pas jį atėjome, tai turime tą laiką, kurį mes turime gavę iš Dievo, čia žemėje, pragyventi su baime. Čia ne tokia baime, kai bijai, kad tau neduotų per galvą. Čia baime tai reiškia atsakingai, su pagarba, aš taip išverščiau, taip tiksliau pasakyčiau. Žinodami, kad esame atpirkti nuo betikslio gyvenimo būdo, kurį mes buvom paveldę iš protėvių. Kai atėjo Jėzus, mato Evangelijoje rašoma, atėjo Jėzus, ėjo per kaimus, per miestelius ir pamatė didelę minią susirinkusią ir sako, jam pagailo žmonių, nes jie buvo kaip avis be piemens. Mes vakar važiavome vienu keliu ir sutikome avį be piemens. Lėkėm greitai, tik spėjau ant stabdžių duot, padangas nepradėjo cypti. Pasirodo, avis išlindo per atitvarą, išbėgo ant kelio ir bėga prieki manęs. Tai gerai aš spėjau sustabdyti ir paskui važiavau ją, kol jinai pasitrauks nuo kelio. O pasirodė tokia laiminga, tokia atradusi save. Laisvė išlikė. Jo, laisva tokia daro, ką nori. Kaip jūs manot, ar ilgai jinai darys, ką nori ant to kelio? Vos neužūdžiai. Tai aš pastebėjau, bet daug šansų, kad kažkas nepastebės. Aviai saugu,
su piemeniu. Avį saugų ganykloje, kai ją prižiūri piemuo. Bet tikrai ne laisvai, išbėgusiai kur nori. Tai Dievas tokį gyvenimišką davė, aš besiruošiant man pamokslui, davė gyvenimišką patirtį tokią, ką reiškia vis išbėgusi ant kelio. Tai Jėzus matė mines ir jam minios pasirodė kaip avis be piemens, kurios neturi tikslo, nežino, kur eina, nežino, kas bus toliau. Atrodo, jums viskas gerai, trumparegis, be žvilgsnio į priekį. Bet viskas nebus gerai. Kur nėra šviesos, kas yra? Tamsa. Kur nėra šilumos, yra šalta. Kur nėra Dievo, yra mirtis. Per Jėzų Kristų rašoma čia, kad mes brangių Jėzaus krauju atpirkti. Dėl ko mes turim su baime elgtis ir pagarbiai šitoj vietoj, kol gyvename. Dėl to, kad mes atpirkti labai labai brangia kaina. Jėzaus Kristaus krauju. Jis sumokėjo realią kainą už mus. Kad mes įvertintumėm ir vertintumėm tai, ką jis padarė. Ir vertintumėm tikslą, kuriam esam pašaukti. Negalime į tai pasižiūrėti pro pirštus. Negalime gyventi, kaip gyvena visi žmonės. Nes yra toks pasakymas, kaip visi. Kaip Jėzus sakė, sako, platus vartai į pražūtį ir daugelis jų eina. Išvertus į mūsų kalbą, visi jų eina. Dauguma. Ir siauri vartai į gyvenimą nedaugelis jį atranda. Bet gera būt gyvenime ir negera būt mirtyje. Ir čia, ką kalbu, tai nėra pasakos, tai yra tiesa. Tik kiekvienas žmogus savo širdį nusprendžia, tikėti tą tiesą ar netikėti. Priimti tą tiesą rimtai, ar kaip visi, eiti toliau į tą aistrų verpetą, suktis tenais be tikslo, laukiam to finišo. O finiše stoti į akistatą su teisėju, kuris įvertins ir pasakys, prašvaistėjai. Norėtųsi man pačiam ir jums, kad mes visi finišo tiesiojoje sakytum, ateik čia, šaunusis tarne. Ateik valdyti 10 miestų. Arba ateik į savo šeimininko džiaugsmą. Ir svarbiausia, kad iš mūsų labai nedaug tai reikia. Didžiąją dalį padarė viešpats Jėzus Kristus ant kryžiaus, sumokėdamas už mūsų kainą. Ko reikia iš mūsų? Tai tik tai nukreipti žvilgsnį į tą mūsų gelbėtoją ir turėti jam pagarbos ir meilės, atsakyti į jo meilę savo meilę. Į jo kvietimą atsiliepti. Mus kviečia arba šitas pasaulis ir mūsų kūno aistros, arba šventoji dvasia per Jėzus Kristus per šventąją dvasią. Ir mes girdime tą balsą savo širdyje. Daug balsų. Bet jeigu atskirsime viešpaties balsą, jo paseksime, jis vakarieniaus su mumis. Patikėkit, jis vakarieniauja ne tamsiam urve. Ta vakarienė bus. Ne viena vakarienė šitoj žemėje, ne vienas balius, ne vienas pasilinksminimo neprilygsta tai vakarienė, kuri bus su viešpačiu. Čia apie ją rašo Apreiškimo knygui, 3 skyriui. Trečiam skyriui nuo 17 eilutės. Tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nebereikia, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Tuos, kuriuos myliu, aš baru ir drausminu. Būk tad uolus ir atgailauk. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojų aš duosiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, kaip ir aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo, jo soste. Kas turi ausis, te klauso, kad dvasia sako bažnyčios.
Kokie stiprus ir kokie galingi žodžiai. Dievas žada pasodinti mus šalia savęs. Tai tiesa, tai parašyta. Vakarieniauti su mumis ir pasodinti sostą. Jis yra kūrėjas, jisai sukūrė šitą grožį pasaulį. Ir jis žada mus pasodinti šalia savęs. Tik tai mums reikia išgirsti jo balsą ir atidaryti savo širdies duris. O jisai mūsų nepalieka, jis mūsų atpirko ir nori mus nuvesti iki galo. Tas pats Petras rašo, 1 skyriui, nuo 5 eilutės. Dievo jėga per tikėjimą jūs esate saugomi išgelbėjimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu laiku. Tuo džiaugitės, nors dabar jį reikia trumpai kenčiate įvairiuose išmėginimuose, kad jūsų išbandytas tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirta, būtų pripažintas vertas gyriaus, garbės ir šlovės, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir esate ir nesate jo matę, tikėdami jį, nors ir neregėdami. Džiaukitės neišsakomų ir šlovingiausių džiaugsmų, gaudami jūsų tikėjimo tikslą, sielų išgelbėjimą. Mūsų tikėjimo tikslas – sielų išgelbėjimas. Mes žinome, kur einame ir žinome, kuo sekame. Bet kad tą tikslą pasiekti, mes turime kažkiek kūno vargų. Bet lyginant su džiaugsmais, kurie laukia, tai yra niekniekis, tai yra menkniekis. Ir mums reikia kasdieną tai suvokti. Kasdieną tai savo protę pamatyti naujai ir naujai. Sulyginti dangaus karalystę su šios žemės karalystė. Ir pamatyti tiesą. Rašoma, kad šio pasaulio kunigaikštis apakina žmonių protus. Kaip atvykę Kolumbas su savo palyda į Ameriką, sutikę indėnus, jie apakino indėnų protus. Davė jiems šukes, o patys rinko auksą. Grįžo turtingi. Indėnai džiaugiasi irgi praturtėję. Bet jų turtas buvo tuščias. Taigi Dievo žodis mums reikalingas, kad mes džiaugtumės tikrais turtais. Ne šūkėmis. Šiame pasaulyje tik šūkės. Bet su viešpačiu mes renkame auksą, vertingiau net negi už auksą. Bet turime žinoti tikslą, kuriam pašaukti. Pavyzdžiui, Paulius, laiške Timotiejui, antram laiške Timotiejui, rašo, kad buvo pašauktas į tikslą siekti jo būnant apaštalų pagonims. Jis žinojo, kam išgelbėtas yra, žinojo, ką turi daryti ir darė, ką reikėjo daryti. Jisai melsdavosi, jis laukdavo nurodymų, gavęs nurodymus eidavo ir drąsiai iki galo atlikdavo savo pareigą. Jis sako, vargas man, jeigu aš neskelbčiau. Jo pašaukimas siekti to tikslo buvo toksai, būti apaštalu. Apaštalų darbų knygoje skaitome apie Dorkadę, apie moteriškę, kuris siūlo marškinius. Jin turėjo pašaukimą vykdyti Dievo valią. Tas pašaukimas buvo siūt marškinius. Palyginus su Pauliaus pašaukimu apkeliauti visą tuometinį pasaulį ir išgelbėti 1000 žmonių, atrodytų mažas. Bet Dievo akyse kiekvienas žmogus turi kažkokį tai tikslą. Kiekvienas įrankis žmogaus pagamintas turi kažkokį tikslą. Kastuvas, kad su juo kast, kirvis, kad su juo kirst, kompiuteris, kad su juo kažką programuoti. Mes sukarti. Vienas būtų apaštalų, kitas būtų gydytojų, kitas būtų vairuotojų, kitas galbūt marškinių siūti. Bet jeigu mes tai darome, paklusdami Dievui iš širdies, kaip Kristui, mes pasieksime tikslą, sielų išgelbėjimą. Bet jeigu mes nekreipsime dėmesio į Dievo žodį, ką Jisai kalba, o gyvensime taip, kaip mums patinka, eisime ten, kur mūsų kūnas mus veda, ne kur Dievas, darysime savo tik tai, kas mums patinka, bet ne tai, kas Dievui, mes pasinersime į tą betikslį gyvenimo būdą. Mes visą laiką
kol esame žemėje, kol čia yra laikas, esame ant tos ribos rinktis. Arba vieną, arba kitą. Mums duota laisva valia. Ir mano paraginimo žodis šiandien yra rinktis Dievo karalystę. Ir rinktis tą tikslą, į kurį esame pašaukti. Ir to tikslo siekti ir ieškoti. Nes dažnai būna, kad savo pašaukimo žmogus dar būna netradęs. Arba tik nuvokė. O galbūt net nesirūpina jo sužinoti, koks mano pašaukimas. O mūsų pareiga ieškoti, ko Dievas nori iš manęs. Ką aš galiu padaryti jo kūne, jo bažnyčioje. Jo kūne, jo bažnyčioje tai nereiškia čia šitoj salėje. Jo kūne, jo bažnyčioje, ką aš galiu padaryti, tai taip pat reiškia, ką aš galiu padaryti savo darbe, savo mokykloje, prie savo kaimynų, prie savo artimųjų žmonių. Tai reiškia, kaip aš gyvenu visą gyvenimą, nes krikščionybė ir sekimas Kristumi tai nėra atėjimas į bažnyčią, į susirinkimo vietą. Tai yra gyvenimas nuo ryto iki vakaro, kiekvieną dieną su juo ir sekant juo ir renkantis jį. Mūsų pasirinkimą jis visada, jeigu mes rinksimės jį, ateis į pagalbą. Nes Viešpats pažadėjo mums duoti pagalbininką, Šventąją Dvasią. Jeigu rinksimės jį, jis mums padės pasiekti mūsų išgelbėjimo tikslą, mūsų tikėjimo tikslą, išgelbėjimą. Kol mūsų tikslas bus pasiektas, Dievas nori mus panaudoti šiame pasaulyje. Kaip naudojo Petrą, kaip naudojo Paulių, kaip naudojo tą moteriškę Dorkadę. Noriu sugrįžti nuo pabaigos dėl tos Dorkadės. Jinai atrodo tik marškinius siūlo, o Dievas siuntė Petrą, kad prikeltų ją iš numirusių, kai numirė. Įsivaizduokit, koks svarbus buvo uždavinys, kokį svarbų vaidmenį atliko. Dievas nusprendė, reikia pratęsti ją gyvenimą, nes jis atliko svarbų vaidmenį. Todėl neturime sumenkinti paprastų, mažų, atrodytų smulkių dalykų, kurie atrodo maži šiame pasaulyje. Dievo karalystėje, vykdant Dievo valią, viskas yra svarbu. Kiekviena smulkmena. Ir mes kiekvienas esame svarbus. Ir tikslas, kurį Dievas mums įdėjo, yra didžiulis. Pašaukimas, kurį įdėjo, yra didelis. Efeziečiams 4 skyrius nuo 1 eilutės. Taigi, aš kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visų nuolankumu bei romumu, su ištverme, pakęsdami vienas kitą meilėje, siekite išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. Bet kiekvienam iš mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos saiką. Taigi mes iš jo esame gavę kiekvienas pakankamai. Tik vykdykime jo valią, atraskime savo pašaukimą ir eikime iki galo. Ir tegul Dievas mus padeda, mūsų stiprina. Labai smagu būti susirinkime Dievo. Bet šiandien mes turėsime anksčiau išvykti su Loreta. O dabar prieš išvykstant norime pasveikinti Česę. Dievas mums dovanojo mūsų brangę seserį. Jinai gimė į šitą žemę ne šiaip sau, bet Dievas buvo sumanęs ją